Sveiki prisijungę atsargų valdymo sistemą Flintstock. Jūs iš karto atsirandate mokymų lange, kur galite susipažinti su esama aplinka. Bet nebijokit, apie aplinką papasakosiu ir aš jums. Taigi, šiandienos lange, kuris yra pagrindinis, jūs matote jūsų įmonės rodiklius, kaip jums sekasi šiai dienai. Flintstocke daug kur naudojamas spalvos, kad jums būtų lengviau suprasti, kaip sekasi jūsų atsargoms. Juoda spalva reiškia, kad šiuo metu prekės nėra ir jos trūksta. Raudona spalva indikuoja, kad prekės šiuo metu pakanka, tačiau ji yra rizikingoje zonoje ir jos gali pritrūkti. Tokiu atveju tiesiog atkreipkite dėmesį, bet jums daryti nieko nereikia. Žalia spalva parodo, kad prekių esančių šioje zonoje pilnai pakanka ir kad būtų patenkintas pardavimų greičio poreikis. Žydra spalva informuoja, kad yra susikaupęs prekės perteklius ir turėtumėte atkreipti į ją dėmesį, nes kur yra perteklius, ten užšaldytos apyvartinės lėšos. Taigi, pagrindinėme lage matote atskirų prekių grupių spalvinės indikacijas ir bendrą informaciją, kaip sekasi jūsų įmoniai. Kairėje pradinio ekrano pusėje matote kasdieninių užduočių barą, kuriame sistema pasakys, ką jums reikia nuveikti tą dieną. Prisijungus į Flintstock darbinę aplinką, atkreipkite dėmesį į kasdienines užduotis ir jas atlikite. Norėdami atlikti kasdienines užduotis, tiesiog paspauskite ant pasirinktos užduoties ir pagal aprašymą padarykite, ko sistema prašo. Kasdien atlikdami šias užduotis padėsite sistemai įsivažiuoti į darbą ir tiksliai valdyti jūsų prekių atsargas. Kad Flintstock galėtų valdyti jūsų prekių atsargas, jūs turite suvesti prekių duomenis, tiekėjo informaciją ir tiekimo tvarkaraščius, kaip yra vežamos prekės į sistemą. Taip pat nepamirškite suvesti duomenų apie savo sandėlį, į kurį yra vežamos prekės. Norėdami atnaujinti sandėlio informaciją, eikite į savo paskyros duomenis viršutiniame dešiniame kampe ir pasirinkite skiltį sandėliai. Atsidarys langas, kuriame matysite visus savo sandėlius. Norėdami redaguoti informaciją apie sandėlį, paspauskite ant pieštuko ir atlikę pakeitimus tiesiog išsaugokite. Norėdami pridėti naujas prekes, tai galite padaryti dviem būdais. Vienas iš būdų yra pridėti paspaudus mygtuką SKU pridėti naują ir čia galite suvesti visą reikiamą informaciją apie naują SKU. Kitas būdas yra įkelti asortimento sąrašą. Tai šiuo atveju turite parsisiųsti šabloną ir tada jį užpildę įkelti jį į sistemą. Kad sistema žinotų, kam reikia siųsti užsakymus, jūs turite suvesti informaciją apie tiekėjus. Tai galite padaryti arba tiekėjų lange, kurį rasite skiltyje nustatymai ir tiekėjai, paspaudę mygtuką naujas, arba tai galite padaryti paspaudę mygtuką pridėti tiekėją. Suveskite informaciją ir būtinai ją išsaugokite. Flintstock turi galėti kurti jums užsakymus. Dėl to sistema turi žinoti, kaip dažnai tiekėjas veža jūsų užsakytas prekes. Tam reikalingas aktyvus užsakymo formavimo tvarkaraštis. Ši dalis bus galimai painesnė, tačiau aš jums pamėginsiu kuo aiškiau paaiškinti užsakymo formavimo tvarkaraščio sukūrimą. Flintstocke naudojamas savaitinis užsakymų formavimo tvarkaraštis. Kitaip tariant, kiek kartų per savaitę ir kas kiek savaičių yra formuojami užsakymai. Norėdami, kad sistema naudotųsi jūsų sukurtų tvarkaraščių, jūs turite šiame langelėje pažymėti žalią varnelę. Taip pat turite pasirinkti sandėlį, kuriam kuriate užsakymų formavimo tvarkaraštį ir tiekėją, kuriam siųs pagal šį tvarkaraštį užsakymų sistema. Tada turiu nustatyti dažnumą, kaip dažnai, kas kiek savaičių mano užsakymai bus siunčiami tiekėjai. Jeigu užsakymas yra siunčiamas vieną kartą per savaitę, aš įrašau vienetą. Jeigu kas 4 savaitės, aš čia įrašysiu ketvirtą. Tarkim, mano užsakymai yra siunčiami kas 2 savaitės, aš įrašau dvejetą. Tada pasirenku darbo dieną, kurią bus siunčiamas mano užsakymas tiekėjai, tarkim, tai bus antradienis.
Ir į šį laukelį aš turiu įrašyti, per kiek dienų yra pristatomas tas užsakymas. Tarkim, man užsakymą pristato per 7 dienas. Tai yra, aš gausiu užsakymą ateinantį antradienį. Tai aš turiu įrašyti į šį laukelį 7. Tada pasirenku dieną, nuo kada bus pradėtas kurti šis tvarkaraštis ir jeigu noriu, galiu įsirašyti kažkokią pastabą. Šią pastabą matysiu tik aš, o šita pastaba nukeliaus ir užsakymo formoje ir ją matys tiekėjas. Ir spaudžiu kurti. Ir buvo sėkmingai sukurtas užsakymų formavimo tvarkaraštis, pagal kurį sistema siūs užsakymus nurodytam tiekėjui. Kuriant užsakymų tvarkaraštį, jūs galite jį kurti ir keliems tiekėjams ar keliems sandėliams vienu metu. Suvedus reikiamą informaciją, man beliks neišsiųstų užsakymų lange laukti užsakymų, kuriuos sistema sukurs pagal nurodytą tvarkaraštį. Žinutę apie sukurtus užsakymus taip pat rasite kasdienėse užduotise, nes sistema prašys juos patvirtinti. Aš galiu ir pakoreguoti šį sukurtą užsakymą ir tada jį išsiųsti tiekėjui. Tikiuosi nepasirodė per daug sudėtinga visa instrukcija, kaip pradėti naudotis Flintstoku. Tiesiog turėkite omenyje, kad sistemai reikia 3, 4, kartais ir daugiau užsakymo ciklų, kad jie prasisuktų, kad jinai galėtų sugaudyti jūsų likučių svyravimus ir pradėti pagal tai rekomenduoti tinkamus skaičius. Dėl to reikia pirmus užsakymus šiek tiek stebėti, tiesiog duokite šiek tiek laiko sistemai ir greitai pamatysite rezultatą.